Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną remiantis matricos sandaros mechanizmu mes paanalizuosim teisingumą, kasgi gali teisme laimėti, o kas negali teisme laimėti. Ir pakalbėsim apie įstatymų nubrėžtą teisingumą ir apie mūsų žmogišką vidinį teisingumą. Tai mano tokia viena patirčių yra kažkada prieš labai daug metų aš turėjau teisminį procesą, kuris nuo manęs nepriklausė, kitas žmogus mane padavė į teismą, jis tą teismą pralaimėjo. Mano akimis tai buvo visiškai absurdiškas klausimas ir tas žmogus buvo neteisus, bet šiandien aš jau galiu tą situaciją išanalizuoti per matricos sandaros principą, per skaičių skaitymą ir suprasti, kodėl taip ir turėjo būti, nors teismo įstatyminio teisingumo atžvilgiu galėjo būti ir visai kitaip ir buvo tos pusės beveik vienodos. Tai šiandien aš analizuoju tik tam, kad jūs, jeigu turite situaciją teisminę arba planuojate kreiptis į teismą arba jūs kažkas padavė į teismą, jūs būtinai pasitikrinkit per mano siūlomą mechanizmą atėję į konsultaciją. Ir pavyzdys štai toks. Tada aš to nežinojau, tada aš nebuvau dar šitam gyvenimiškam etape ir negalėjau to patikrinti. Bet viskas įvyko tinkamai, todėl kad tai buvo ne mano pamoka. Situacijose, kurios susidaro mums, visada būna ir mokinys, ir mokytojas. Ir čia tik tai suvokimo klausimas, kas kam yra mokytojas, o kas kam yra mokinys. Tai šiuo atveju žmogus padavęs į teismą buvo mano mokinys, aš turėjau jam atnešti pamoką. Tai ką dabar aš matau pagal mūsų gimimo duomenis? Tas žmogus, jo karmos klaida buvo gyvenimas už svetimus pinigus ir naudojimasis svetimais pinigais. Teisminio proceso metu jis norėjo įrodyti, kad jam priklauso daugiau negu iš tikrųjų priklauso. Kai mes turim tokią klaidą, gyvenimas už svetimus pinigus, jam matrica ir turėjo sumodeliuoti situaciją, kad pažiūrėti jo pasirinkimą. Ir jis pasirinko į minusą, jis ėjo į klaidos pakartojimą ir norėjo paimti tai, kas jam nepriklausė, tai yra pasinaudoti svetimais pinigais. To žmogaus kliūtis buvo 16, netinkamas požiūris į turtą ir baimė statyti naujus kelius. Bet 16 visada neša fizinė prasme turto klausimą. O aš neturėjau su tuo visiškai susijusių dalykų karminių šitam procese. Mano karmos dalykai, kaip jūs jau ir žinot iš daugelio mano pasisakymo, susiję su šeima, su santuokos ardymu. Šitame aš gavau visus savo patyrimus, kuriuos ir turėjau gauti, bet su teisingumu aš neturėjau jokių skolų. Kitas dalykas, kad mano spalis gimimo mėnuo, ar ne, jis parodo tą valdymą finansų, todėl aš labai gerai moku atskirti, kas yra mano ir kas yra ne mano. Aišku, žmonės tai gali atskirti tik jeigu jie generuoja finansus, tai reiškia yra 10 pliuse, nes minuse tai lygiai tas pats, kas ir pasinaudoti svetimais pinigais praktiškai. Tai ką dabar noriu pasakyti apie teisingumą? Įstatymai ne visada atspindi teisingumą, todėl mano gimimo diena 26. Neša 8, 6 plus 2, ar ne? Bet pagrindinis rodiklis yra 4. 4 tai darbas, darbštumas ir profesionalumas. To žmogaus, kuris padavė mane į teismą, karmos klaida buvo 4, norėjimas kito darbštumą pasiimti. Ir kadangi mano data 26 tai yra ne tik teisingumas, nes nuogas teisingumas kaip įstatymai yra 8. O pas mane 26, tai 8 plus 4, bet jis daugelybei susideda iš to būtent 2 tai pajautimo, kur yra tiesa, 6 tai toks, žinot, vertybinis šeimos gynybinis dalykas ir savo šeimos apsaugojimas
ir 8 harmonija ir pusiausvyra ir teisingumas. Ir todėl šitoj situacijoje turėjau atsirasti aš, kad pamokyti tą žmogų ir atstovėti savo poziciją. Kiekvienas mūsų, kaip jau ir minėjau, situacijose vienas esame mokinys, kitas mokytojas. Yra situacijų, kur aš buvau mokinys, kažkas man buvo mokytojas, bet ne šioje. Todėl skaičiai per analizę parodo viską. Į teismus visada geriau nesivelti. Tiksliau, geriau niekada nesivelti į teismus, bet kai aš panalizuoju šitą situaciją, kartais taip nepavyksta. Tas atsukti kitą žandą tokiam žmogui kaip aš, gimusiam 26 dieną ir visi jūs, kurie gimė 26 dieną, jeigu jūs neatstovėsit vidinio teisingumo, jūs prives prie dar didesnių problemų, kur jūs vis tiek būsit priverstas atstovėti, nes tai praktiškai yra jūsų užduotis. Tai aš atstovėjau savo vidinį teisingumą ir šiandien todėl pasidalinau, kad suprastumėt, kad situacijos yra tam, kad jūs priimtumėt sprendimą. Jeigu jūs jį priimsit tinkamai, viskas baigsis labai gerai. Jeigu jūs nepriimsit jokio sprendimo, jis sekantis bus aštresnis. Jeigu jūs dvejojat, kaip jums pasielgti, šiandien aš galiu jums padėti. Kodėl ir pažiūrėjau šiandien į antrą kartą į tas visas datas ir norėjau pasidalinti. Čia būna viskas parašyta. Ir ta programinė situacija tai nėra, kad už mus nulemta kažkas. Tik yra tai, kad matrica būtinai suformuos situacijas, kad mes pasirinktumėm. Tai aš pasirinkau teisingai, todėl mano procesas buvo mano pusėje. O jūs, kaip pasirinksit teisingai, taip bus jūsų gyvenime. Tai linkiu gerai pagalvoti, juolab, kad daug medžiagos mano ir YouTube kanale yra apie tai, kaip susiskaičiuoti savo kliūtis ir karmos klaidų gal nėra, kaip susiskaičiuoti, bet tai gal šiek tiek būtų ir žalinga. Tai geriau ateikit, jeigu turit situaciją, kurioje dvejojat. Yra dalykų, kuriais kartais sunku patikėti, bet tai nereiškia, kad jų nėra. Dažnai mes, žinot, žiūrim televizorių ir negalim paaiškinti, kaip tie vaizdai iškyla ekrane. Techniškai negalim paaiškinti, kaip ta skaitmeninė televizija arba skaitmeninis signalas sukuria paveikslą, bet mes žiūrim, naudojamės ir viskas gerai. Tai mano konsultacijoje yra tas pats. Jeigu jūs kažko ir nesuprantat, vis tiek ta informacija yra ir jeigu ji gali tarnauti jums, tai aš tik džiaugiuosi. Tai ačiū ir gerų sprendimų.